Kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus? Sugedus pakrovėjui, padilus džinsams ar išklibus kėdei, kaip ir jums, daugeliui vartotojų kyla tas pats klausimas – taisyti ar netaisyti. Per pastarį pusmetį kartu su Gintarė Teisingumo ministerijoje bandėme atsakyti klausimą, kaip motyvuoti vartotojus daiktus taisyti dažniau. Šiandien išgirsite, su kokiamis taisymo kliūtimis susiduria vartotojai, kaip taisymas skatina kitos Europos šalys, bei pateiksime rekomendacijas Lietuvos taisymo kainos kompensacijai. Taigi, su kokiamis kliūtimis susiduria vartotojai? Europos parlamento duomenimis net 77% ES gyventojų būtų labiau linkę taisyti sugedusius įrenginius, o ne juos keisti naujais. Tačiau jiems to padaryti neleidžia, kaip jau jūs gal iš patirties numanote, yra pats prekių dizainas. Masinės gamybos produktai yra sunkiai pataisomi arba jų taisyti tiesiog neapsimoka. Tam, kad vartotojai galėtų taisyti, pirmiausia, daiktas turi būti pataisomas. Ir šią problemą jau adresuoja Europos Sąjunga, kuri ruošia ekologinio projektavimo reglamentą. Jis įpareigos gamintojus gaminius kurti tvariau. Tačiau, kol laukiame pokyčių iš Europos Sąjungos, jau dabar reikia imti formuotis tvarių vartojimo įpročių. Tai pripažįsta ir teisės taisyti direktyva. Ji įpareigos šalis narės imtis bent vienos finansinės arba kitokios priemonės skatinti taisymą. Na, o kaip su didžiausia taisymo kliūtimi dorojasi kitos Europos šalys? Net 70% Vokietijos ir Prancūzijos vartotojų teigia, kad per didelė kaina yra didžiausia kliūtis, dėl kurios vartotojas renkasi netaisyti. Kaina nulemia, ar taisyti rinksis net ir aukštą aplinkosauginį sąmoningumą turintis vartotojas. Norėčiau truputėlį paminėti, plačiau pakalbėti apie Austriją, Tiuringiją ir Prancūziją, kurie sėkmingai taiko taisymo kainos kompensaciją. Ir praktika parodė visais trimis atvejais, jog kai vartotojas turi galimybę taisyti už prieinamesnę kainą, jis tai daro kur kas dažniau. Taip, tai būtent gilinantis į gerąsias užsienio praktikas, vertėtų paminėti, jog Austrija savo taisymo kompensaciją finansuoja iš ES lėšų, Tiuringija Vokietijoje finansuoja taisymo kainą iš biudžeto lėšų, o Prancūzijos pavyzdys rodo mums, kad galima finansuoti taisymo kainą ir iš didesnės gamintojo atsakomybės mokesčio. Pateikdamas savo rekomendacijas taisymo kainos kompensacijai Lietuvoje, atsižvelgėme būtent į šiuos pavyzdžius, ypač į Prancūzijos pavyzdį, todėl kad didesnės gamintojo atsakomybės mokesčio transformavimas yra laikomas tvariausių būdų finansuoti taisymą vartotojams. Didesnė gamintojo atsakomybė yra būdas įgyventinti teršėjas moka principą, kuomet už sudarytą taršą šiuo atveju susimoka galutinis vartotojas, kuris įsigyja prekę, bei gamintojas. Kaip siūlome šį mokestį transformuoti, tai reikėtų mokestį šiek tiek didinti, todėl kad šiuo metu dažnai didesnis gamintojo atsakomybės mokestis nuo galutinio produkto kainos nesudaro nė 1%. Padidinus šį mokestį, jame liktų užtektinai lėšų finansuoti ir atliekų prevenciją, tame tarpe ir taisymo kompensaciją. O kaip galėtų būti sudarytas šis mokestis, tai remiantis ekomoduliacija, tai yra diferencijuojant mokestį priklausomai nuo to, ar jis atitinka tam tikrus ekologinius kriterijus. Pavyzdžiui, gamintojai į rinką paleisdami lengvai pataisomas prekes turėtų mokėti mažesnį didesnės gamintojo atsakomybės mokestį nei tie gamintojai, kurie į rinką išleidžia sunkiai pataisomas ar visai nepataisomas prekes. Tačiau žinome, kad didesnės gamintojo atsakomybės mokesčio transformavimas kelia iššūkių ir gali užtrukti pakankamai ilgai, dėl to savo rekomendacijose siūlome tuo pačiu metu, kol būtų dirbama su didesnės gamintojo atsakomybės mokesčiu, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių taisymo kompensacijai, kad būtų galima plėtoti patį modelį. Taigi visų pirma, reikėtų pasiekti tarp institucinį susitarimą tarp Teisingumo ministerijos, aplinkos ministerijos ir ekonomikos bei inovacijos ministerijos. Ir
iš viso sutarti, ar teismo kompensacija yra reikalinga ir iš ko ji turėtų būti finansuojama, bei kaip turėtų atrodyti jos modelis. Būtina užtikrinti fondo įsteigimą ir jo administravimą ir tuomet siūlome pradėti teismo kompensacijos įgyvendinimą nuo pilotinio projekto, tai yra šiek tiek mažesnės apimties projekto. Pasitelkus išmoktas pamokas būtų galima plėtoti nacionaliniu lygmeniu teismo kainos kompensaciją, kuriai ilgalaikis finansavimas, visgi norėčiau sugrįžti, turėtų būti užtikrinamas iš didesnės gamintojo atsakomybės mokesčio transformavimo, todėl kad kiti alternatyvūs šaltiniai tai yra tarsi simptominis gydymas. Taigi Prancūzijos pavyzdys rodo, kad iš tikrųjų galima įgyvendinti tokius sudėtingus pokyčius kaip didesnės gamintojo atsakomybės mokesčio pasitelkimas taisymui kompensuoti, dėl to siūlome sekti šiuo geruoju pavyzdžiu ir Lietuvoje. Norėtume padėkoti mūsų partneriams ir daugiau informacijos galite rasti puslapyje www.kurk.lt.